Mēs čia atvykom iš Latvijos, atvykom jūsu šventē ir dainos Rucavos moteriu ansamblis. Dainos latviškai, galbūt irgi lietuviškai. Vai tu zini, kas ir laime, kas ir prieks, tā ir labu draugu saime, kuru nejūties liels, laimības liels, var dzīve dot, nejaudīt reāli šo dzīvi nodzīvot. Pēc ziemas vasaru šurkšos, es dzīvošu ar tavu vārdu, lai arī pasaulē to daudz. Es dzīvošu ar tavu vārdu, lai arī pasaulē to daudz. Bus šventinis, jubiliejinis, tai 20-oji meno ir sporto šventė. Venta, venta, tu žemaičiai šventa. Ar mes galim paploti? Jau 20 kartą susirinkę į šitą nuostabę, gražią šventę. Ar yra tokių, kurie 20 kartą jau čia šito šventėj? Gerbiami svečiai, brangūs užventiškiai, sveikinu jūs vėl susirinkusius į mūsų gražų Ventos upės slėnį. Nuoširdžiai dėkoju visiems šventės rėmėjams, Užvenčio kultūros centro, seniūnijos darbuotojams, kurie triūsia, stengiasi, kad šiandien mums būtų smagu, gražu ir gera. Manau, nesumaišys šitas lietutis, šventinės nuotaikos nesugadins. O dabar iškilmingai iškelti mūsų seniūnijos vėliavą kviečiu mūsų mylimą ir gerbiamą Genę Pulkę. Garsus plojimai, artėja gražus jubiliejus. Žodis Odetai. Labadiena visiems! Tikiuosi, kad lietus neišgazdins ir mūsų jubiliejinė šventė Venta, venta, tu žemaičiai šventa bus linksma, pilna idėjų, gražių šypsenų bei nuotaikų. O šiandien, miela Genutė, kultūros centro vardu norim jūs pasveikinti artėjančio jubiliejaus progą, palinkėti, kad jūsų aksominis balsas dar ilgai džiugintų mūsų kultūros centrą. Dar ilgai dainuotumėte ir džiugintumėte užventiškių bei svečių širdis. Ačiū, kad esate. Sveiki gyvi visi užventiškiai, kurie susirinkote į šitą tradicinę jubiliejinę šventę.
Na, aš taip pergalvojau, kad Kelmės rajonas šiaip tai kaip ir Žemaitija tikrai yra, bet su žemaitišku pavadinimu šventės tikrai antros nėra. Tai šita venta, upė šventa tikrai visiems matyti žemaičiam, o jo labiau Užvenčio kraštai. Tai labai noriu sveikinti aš jumis visus su tais 20 metų, su ta gražia tradicija, kuri yra vis tik tai, na, jūsų kiekvienam laukiama yra. Kiekvieną vasarą jinai būna vasaros viduryje, nes Liepos šita data tai yra tikrai vidurvasaris, ar galima sakyti. Ir kad Užventis yra toks, tai tikrai yra kiekvieno iš jūsų, kažkokia maža dalelytė tikrai yra kiekvieno iš jūsų asmeninė įdėta. Vytautui Barkauskui. Labą dieną, mėlėjai. Džiugu matyti susirinkusius į šventę, venta, tu žemaičių šventą. Ačiū Jums, kad Jūs esate čia. Šiemet organizuojama 20-ąjį kartą. Tai norėčiau padėkoti organizatoriams už šią šventę, Užvenčios kultūros centrui ir Užvenčios seniūnijai. Prašyčiau Užvenčio kultūros centro direktorę, gal yra netoliese. Džiaugiamės, kad mūsų garsina rajoną su šia šventė, sutelkia bendruomenę ir aišku, džiugina Jūs atvykus į šią šventę. Tai Jums, miela direktorė, šitas skanėstas. Prašom. Seno parko ir ventos, jūs miestelis tartum kaimas, čia kvepia duona nuolatos, čia mes surandam savo laimę, čia mano protėvių takai, Svėlio kalneliai jų kapai, čia mano Užventis tylus. Kviečia į namus, venta, subėk tekina į mano jaunystės metus. Lengva evangelė, greita srovelė, kai vykdytų mano jausmus. Venta, subėk tekina į mano jaunystės metus. Lengva evangelė, greita srovelė, kai vykdytų mano jausmus. Kada pavasaris laukais, akios ant balto ievų žirgo, lakštingalėliai vakarais, savo giesmę tave nugirdys. Ir sveiksi tu lengvam rūke, žalių miškelių apsupti, tikėk į Užventį, tikėk, išliks amžinoj širdį. Venta, skubėk tekina į mano